renkam stokinį SR, graunam midą, keisim alkūnę, grupę, darysim kapitalinį. Klausia kaip sekas normalinu, rūkau ir ozoną čia deginu, rūkau ir prie maiko čia spezinu, sakau ir nieko nepakvežinu, peragelinu ir gas. Savininkas dirbo prie savo mopedo. Kaip, lauki statupo? Laukiu. Čia vokiška nemaisa ratė, mane siūdailė, tai kodėina čia sapnai, pasukti linki žvairiai, gėdo nušiokiai vaistai, aš žinau nuo senai, ir nušaltas kaip ledai, visą darome savai, tik mažėčiau draugai, stalo eurai doleriai, to Grįžkime bloką. Pasimėm. Bloką pradedam jau išrinkinėt. Dabar išimsim tepalo pompą stokinį. Stokinį grupė. Atsukinėjom bloko varžtus. Turit atsukti aštuonis visą laiką. Kai atsuksim varžtus, tada skelbsim. Pradėjom skalt bloką. Prasiskyrė. Tada bloką praskėlėm labai greitai. Guolį užė. Kažkas gerai rinko kažkas. Nuo 15 už trumpą nepraleidžiu, paromorų variantas už beteisiu, paromorų variantas nenaleidžiu, turėtum džiaugtis jeigu prisileidžiu. Laužom alkūnę. Pradėjom valyt bloką, valom. Seną hermetiką visą. Jo. Laukiam turi atvežti briklynerio. Išsivalėm su briklineriu. Išvarius pudriukų viską. Nusisausinom. Dabar kaitinam guliatis, dėsim guolius. Guolius kaitinam šaldyklį. Matau iššokiau, auksti kaip NASA pakilau. Čia sukam tik zazant, apsavau, sukam kilometražą, nesam. Vieną golį įdėjom iš antro karto. Biškį reikėjo pakalbėt labai mažai. Nenufilmavom, pamiršom. Dabar kaitinam kitą bloko pusę. Dėsim antrą golį. Tikėkimės sudės gerai. Dėlam antrą golį. Dėm. Oi, gerai. Matėm tik tokį bairiuksą, kaip sušildyti golį, kad lengviau įsidėtų alkūnę. Tai pabandom. Dedam alkūnę, let's go! Oi, labai gerai. Gražiai. Skaičiavęs centus nepraleidžiu, aš nežodžiuosi eurų čia pasir. O čia pradėjom tept hermį. Opa. Ugniai. Kai vaidė, Давай, спас. О, так, спас. Gerai sukam varžtus. Baigiam prisukinėti varžtus. Visus varžtus reikia sukti tolygiai, kad blokas spaustųsi tolygiai. Paskui bus bėdų. Susuks alkūnė, va čia pasakė komentatorius. Ateina progai, atsiranda, jie čia per ilgai, aš sukraunu į mantą. Mentai ateina ir nieko neranda. Mentai ateina pasukęs už blantą. Kaip į ją, čia aš nesuprantu. Jei atsiboda, nuo jos susiranda. Mėnesį dingęs, po to atsiranda. Per daug, neapgalvok, ne, per daug, neapgalvok. Neapgalvok, ne. Bais per daug, neapgalvok. Nauja diena. Vakar nenufilmavom, sudėjom salnikus. Užsidengėm, kad neprikristų blokai vidų. Čia irgi salnikiukas sudėjom. Viską gražiai. Šiandien jau planuojam viską sudėt į bloką. Ir krauti į pirtą ir kurt. Pradedam rinkt dabar
Sudėsim akės, dėsim magnetą, ranelį, šplintą reikės išimtis. Iš vienos alkūnės reikės kažkaip iškalt, nepamest, nes antrą neturim. Sudėsim ir tada jau dėsim grupę. Darysim skvišą, matuosim. Stiklį baidaisi nuo daiktų, tu priklausai tik ir negydyk, net nebesvaigtik. Jie susėdžiu su Moncleros trūkė, nuo realybės biški atitrūkė, bet šiam sekundžių mes pasprūkė, nesuskaičiuot kiek prasūkė, melodijų nepritrūkė, tiesiai top 10. Pradėjom dėt šplintą. Pakabis reiks. Bliatis per mažas ir reik pašlifuot. Dėjom šplintą. Dėjom degimo pusę. Pradėjom rinkt grupę. Tai prieš renkant išmerkykit šitą guliuką tepale. Palikit jį, nežinau, įmeskit. Ir ant stumo yra tokia rodiklė. Šita rodiklė turi eiti į išmetimo pusę, į apačią, kur duslintuvas dedas. Dar susitepkit šitą iškart pirštą, kad geriau jis įeitų. Galit biškį pasivers stumą, matysit. Gerai. Įkišom pirštą ir dabar prisikiškit popieriaus į vidų, nes dedant šitus klipsus, jeigu įkris į vidų, galit parduoti pirpalą. Tai va, aš tai asmeniškai man patogiau su replytėm. Reikia žiūrėti, kad nebūtų įlinkimo šitų klipsų. Jeigu įlinkęs, tai nežinau, reikia, kad įlinkimas į vidų būtų. Tai dabar pasiėmi taip. Įkiši vieną pusę ir iš pradžių dėkit vieną galą ir tada tiesiog spauskit į vidų. Yeah. Va. Ir tas, kur išlinkimas tas toksai, jis turi eit lygiai su stumu, negali jis iš šono būt, nes tada ten susispaudžia paskui ir karočiui šaunasi. Tai jau. Gerai. Nu tai įdėjom klipsą iš kitos pusės ir dabar jau rinksim grupę po biškį. Tu susitepkit viską su dvitakčiu tepalu, cilindrą patį ir stumoklį. Tada susitepus jau galima dėt. Ant stumoklio yra toksai klipsiukas, tai ten žiedas turi susispaust toje vietoje. Tai paėmat į tai va, suspaudžia toje vietoje ir dedat. Prie to pačio mes iškart pamatuosim skvišą, tai priklijuoja čia lydmetalio gabaliuką, sėdat galvą, viskas stipriai susiveržėt ir tada sukat į viršaus stumoklį, kol susispaus lydmetalis ir paskui pamatuojat su... kaip jis vadinasi, blėt? Ir tada žiūrit. Tai rekomenduoja, kad būtų suspaudimo laipsnis kiek ten? 0,75 mm. Mes ir bandysim kažką tokio. Gal javom lydmetalį. Dabar matuosim. Ir kai veržėt galvą, veržkit skersai. Ir to lygiai viską veržkit reikia. Stipriai neveržkit, per jėgą nepiskit, paskui reikės naujų špilkų. Dabar pasiėma taip ir sukat. Porą kartų. O, prasisukam, gerai. O, gerai. Viskas. Ir tada nusisukat galvą. Vėl taip pat skersai. Tai va, išėmus. Toksai susispaudęs. Dabar. Pasiėma tokį aparatą. Ir matuojat. Geriausia būtų elektrinis. Ne, elektrinis būtų geriau. Matuojat kiek čia. Bibi čia rodo. 0,05. Va, jau pasidarėm skvišą.
Dar nepamirškit įsuk termometrų į naują galvą, paskui antifrizas pabėgs visas. Dar į garažą vienas SR'as. Pradėjom rinkti variatoriaus pusę. Surinkom variatoriaus pusę pilnai. Viskas gerai. Susukom degimo pusę. Liko uždėt dangtį. Tada į SR'ą. Išrinkinėjom gazą seną, nes naujo karbo biškai didesnis karbas, V1, kitokia gazo sistema. Išrinkam stokinį, dėsim nuo šito karbo, koks atėjo. Čia pradėjom dėt starterį, jungiam po biškį viską, dėsim į pirduką. Gyvename kokiais laikais mes. Neklausiu, kaip tu laikaisi, nes darome tik tai baisiai. Nuo tavęs kvepia gandaisiai, nuo tiesos tik tai baidaisiai. Nuo daiktų tu priklausai, tik ir negydyk, net nebesvaik, tik. Vėsų sėdžiu su Moncleros.